Labas vakaras, pažiūrėkit, koksgi čia grožis, a? Vau, labai gražu. Labai myliu savo Lietuvą ir viską darau tik dėl Lietuvos. Tik dėl Lietuvos, savo brangios mylimos. Ir norėjau pasidalinti tokią mintimi, kurią aš išgirdau per, man atrodo, katalikišką radiją. Užmiršau, kaip jinai vadinasi dabar. Tai sako, tiesiog pagavau tą mintį ir labai strigo man į galvą ir aš galvoju, jo, taip ir yra. Išsaugoti galima tik tai, ką jūs išdalinate. Aš išdalinau savo visą gyvenimą jums. Tam, kad meilė išliktų visada šiame pasaulyje, kad jis sugrįžtų pas jūs į širdis, atvertų jūsų širdis ir prikelti jūs naujam gyvenimui. Išdalinau visus daiktus, viską, saloną atidaviau, savo visą gyvenimą, kad tik jūs išgirstumėte mane ir gautume tą paskutinį išsigelbėjimą per mane. Kito kelio nėra. Taigi, laukiame jūsų visų. Negaliu atsidžiaugti šito nuostabiu vaizdu. Šį vakarą kažkoks ypatingas vaizdas, pažiūrėkit. O galbūt kažkas nieko net nepastebi tokių dalykų. Aš tai be galo džiaugiuosi būdama Lietuvoje, būdama saugi, nes jeigu ateis tas pragaras iš ten čia, tai jums visiems bus tas pats, kas buvo man. Taip, kad aš negąsdinu, bet įspėju. Ir laukiame jūsų.